Sveiki, brangieji. Sveiki, vis žadėjau įrašyti video su detalesniu pasakojimu, kas čia vyksta maloniai bangoj, bet laikas bėga ir va dabar atsirado minutė, ačiū Dievui, tai dalinuosi nuostabiom naujienom, nuostabiais dalykais, kurie vyksta, jau realiai vyksta, iš Dievo malonės, iš Dievo jėgos ir va, matot, tokį įdomų daiktą esu užsidėjęs ant galvos. Gal Lietuvoje jisai keistai atrodo, bet ten, kur Dievas veda, ten beveik visi vaikšto su tokiais. Aišku, jie skirtingų tipų būna, bet tokiais galvos uždangalais. Jo, tai yra rytai, tai yra Uzbekistanas. Ir istorija tokia, kad dar jeigu prieš kelis metus kažkas man pasakytų, kad tave Dievas ves į Uzbekistaną, tarnauti, dalintis va šitą nuostabią žinią apie besąlygišką Dievo meilę, tai, aš būčiau turbūt skeptiškas, tai pasakykim, kad, Dievas pašaukė Lietuvoje ir mes daliname šią nuostabią žinią ir daug žmonių yra išgelbėta, išgirdę, kad Dievas tave myli. Dievas tave myli, kas gali būti svarbiau. Ir nėra jokių bet, va brangieji, nėra jokių bet. Vat būtent apie tai malonios bangos žinia. Ir tai yra Jėzaus žinia kiekvienam iš mūsų. Dievas tave myli, Dievas už tave. Tai, kad tu nuodėmingas ir esi nuodėmėse, tai Dievas puikiai tą dalyką žino. Bet jis vienintelis, kas padės tau iš to išsikapstyti. Tik tai priimk tą žinią, tik tai suvok, kad Dievas su tavim, Dievas už tave, jis ne už tavo darbus, bet jis už tave, tu esi jo vaikas, tu esi jo sūnus, tu esi jo pagimdytas, jo išsvajotas, jo išlaisvintas. Taigi Dievas su tavim, brangusis, Dievas už tave, Dievas tave be galo myli, jo mes skaitom rašte, kad parašyta, kad mes net nesuvokiam, nes net protų nesuvokiama, kokia yra ta Dievo meilė. Taigi, vat su šita žinia mes toliau judam Lietuvoje, mes niekur neišvažiuojam, viskas tvarkoj, bet Dievas plečia, kaip bebūtų keistai, kaip bebūtų galbūt kažkam čia jo daug visokių neigiamų dalykų, aš apie tai nepasakosiu, negaidinsiu laiko, nes priešas kaip visada eina iš proto, kada šviesa šviečia, tamsa ten grumuliuoja, tiesiog pyksta, pati ant savęs dažniausiai, pati save smūgiuoja, jo, bet šviesa toliau juda ir Dievas veda į priekį. Dievas veda į priekį ir jau už kelių dienų aš be abejo įrašinėsiu įrašus, įrašinėsiu naujienas, jau už kelių dienų, kada mes jau į naktį iš spalio 1 į spalio 2, aš jau išskrendu ir būsiu Uzbekistane daugiau negu savaitę. Ir visa ta kelionė taip įdomiai susiformavo, aš ten būsiu su Biblijos mokykla, kuri taip pat mokina va šitai nuostabiai žiniai apie besąlygišką Dievo meilę. Aš ten būsiu kartu su, kai kurie iš jūsų atsimenat, mūsų nuostabius misionierius, Miki ir Susan. Jie, va taip Dievas įdomiai sujungė, kad mes susitikom Uzbekistane. Mes buvo metų pradžioje, jeigu atsimenat, jo. Ten jau buvo daug susitikimo keliose miestuose, mes kartu tarnavom, meldėmės ir palikom tokį ryškų pėdsaką. Žmonės atsigavo, žmonės įkvėpė Dievo dvasios ir išdrįso eiti toliau su Jėzumi, toliau keliauti su viešpačiu. Buvo pokalbių su musulmonais, kurie visiškai įsitikinę, kad tik tai musulmonų tikėjimas yra tikras ir nėra kito. Kalbant apie tai galiu pasakyti, kad dabar Uzbekistane, kaip musulmonų tikėjimas yra tokiam pyke, ant bangos, kaip sakant. Labai modinga būti ale musulmonų, ten vaikščioti į mečetę, laikytis to Ramadano, mes kaip tik Ramadano metu buvom metų pradžioje. Tai bet Dievas veda ir Dievas veda bendrauti su tai žmonėm, taigi krikščionybės judėjimas tame krašte yra, tokiai pradiniai stadijoje ir, aišku, istorija labai gili, bet Uzbekistanas taip pat kaip ir Lietuva po Tarybų sąjungos, po to
laikotarpio visiško, to beprotiško ateizmo, ieško savęs ir, vat, sakau, ta musulmoniškų šalių aplinkų įtaka jinai labai jaučiasi, labai daug atstatyta ten mečečių, labai tai propaguojama, bet yra galimybė nešti ir tikrai žodį. Ir ne tik apie tai, jo, kaip kitose denominacijose nešama apie tai, kad Dievas geras, o po to tau per galvą, jeigu tu ten būsi netinkamas. Bet tikroji žinia, tikroji, brangiai, tikroji žinia apie besąlygišką Dievo meilę. Be sąlygų Dievas tave priima, Dievas už tave ir jis padės tau ištrūkti iš bet kokios tamsos, iš bet kokių baisių dalykų. Taigi, aš kaip ir Paulius rašė Timotiejui, dėkoju Viešpačiui, kad jis palaikė mane ištikimų ir aš esu jo tarnavime ir maloni banga yra tame tarnavime. Mes nešam tą žinią, mes toliau, aišku, Lietuvoje dalinamės, aš su jumis dalinuosi lietuviškai, viskas lietuviškai, bet matau, kaip Dievas plečia ribas ir vis daugiau kvietimų kalbėti rusų kalba, nes rusų kalba labai paplytusi, kiek žinot, jo. Ypatingai, kas liečia buvusią Tarybų sąjungą, tuose visose šalyse rusų kalba yra suprantama ir tai yra irgi galimybė dalintis Evangeliją, jo, aš tą kalbą laisvai kalbu, tiek lietuviškai, tiek rusiškai, tiek angliškai, tai Dievas plečia ribas ir aš tiesiog šlovinu Viešpatį ir ką aš norėjau jums, brangieji, pasakyti apie tai, kad tai yra esmė, jo, nešti Evangeliją. Nešti Evangeliją, dalintis su kitais, su tais, kurie nežino. Ir mūsų darbas čia Lietuvoje, jisai daugiau surištas su tuom, kad jau tikinti žmonės atsibūstų iš to religinio miego ir pamatytų Dievo meilę, atrastų tos santykius asmeniškus, būtų neprotingi, bet būtų širdimi vedami dvasios, kuri yra mūsų širdyje. Jo? Tai Evangelijos sklaida iki žemės pakraščių, ten jau kiti tikslai. Ten tikslai atnešti žinią, atnešti pačią žinią, nes žmonės paprasčiausiai nežino. Jie negali tikėti ne dėl to, kad jie prifarširuoti religinių nesąmonių, bet jie negali tikėti, net nežino, kad Jėzus Dievas, kad Jėzus su jais, kad Jėzus padarė viską gyvenimui ir devotumui davė, kad galėtų žmonės judėti. Ir jeigu tu meldiesi, brangusis, aš tokį žodį gavau prieš įrašant, pasimeldžiau, sakau, Dieve, ką pasakyti? Dievas sako, pasakyk tiem žmonėm, kurie mane meldžia pastoviai, kad aš juos naudočiau, aš su mielu noru juos naudosiu. Tegul jie padaro save panaudojamais. Jo? Mūsų užduotis kaip Dievo vaikų, kaip Dievo sūnų, padaryti save panaudojamais. Ir va ta rašto vieta, kurią jūs greičiausiai daug kartų girdėjot, aš dar kartu ją perskaičiu, Mato 25 skyriui, 21 eilutė. Šeimininkas, jo, mūsų šeimininkas, mūsų tėvas sako, gerai, šaunusis ir ištikimas tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eik į savo šeimininko džiaugsmą. Aleliuja, aš noriu dar kartą jums pasakyti, brangieji, kad jeigu mes nesam ištikimi mažose dalykuose, mums atrodo, ką čia tie mažiai dalykai, bus kažkas didelio, aš tada galėsiu pasireikšti, aš tada galėsiu parodyti Dievui, koks aš esu, visiems visi aplinkiniai pamatys. Bet taip neveikia. Ir pirmiausia, raštas apie tai kalba, bet aš ir iš savo gyvenimo galiu pasakyti, jau turint patirtį virš 20 metų, tarnauti Viešpačiui, aš galiu tiksliai pasakyti, brangieji, kad viskas prasideda nuo mažų dalykų. Ir jeigu tavo širdis dega, jeigu tu nori prisidėti prie tos klaidos, tai daryk tai, ką Dievas tau sako. Tu gali prisidėti prie malonios bangos, tu gali prisidėti prie mūsų vykdomų misijų. Jo? Pavyzdžiui, šitos kelionės biudžetas yra apie 1500 kažkur tai eurų turėtų užtekti. Tiksliai mes paskui tik tai žinosim po jau pabaigos, bet maždaug turėtų užtekti šitos sumos. Tu gali prisidėti savo dalimi, nes tavo resursai tai yra tavo dalis. Jo, tai yra tavo gyvenimo dalis. Ir tu gali tapti dalimi. Ir kažkas sako, smulkmena čia vėl pinigus išprašinėja.
Ne, brangusis, tai yra tavo galimybė įeiti į tarnavimą viešpačiui. Tai yra tavo galimybė, tau nereikia niekur važiuoti, tau nereikia nieko daryti, tu gali maža dalimi prisidėti. Ir tai, nebūtinai maloni banga, tai gali būti bet koks tarnavimas, į kurį Dievas tave veda. Jo? Ne ten, kur tu vaikštai į bažnyčią ir vaikštai ir 20 metų esi nepatenkintas. Bet ten, kur dvasia tave veda, kur tu eini, kur tau rodo, kad va čia vyksta Dievo stebuklai. Ir atkreipsiu dėmesį, kad va šitoj, žiūrėkit, rašto eilutį, kurią perskaičiau, jo, Mato 25-21. Reiškia, kadangi buvai ištikimas, žiūrėkit, šeimininkas kalba su tarnu po to, kai tarnas buvo jau ištikimas. Jis nekalba prieš tai, jis kalba po to jau, kai aš esu ištikimas mažose dalykuose, tada pirmiausia, aš turiu galimybę kalbėti su viešpačiu, aš atkreipsiu Dievo dėmesį kaip veikėjo, kaip to indo, per kurį Dievas gali veikti. Mes visi jo vaikai, jis visus mus myli ir jo malonė ir meilė mums visiems priklauso, mes galim nieko nedaryti. Bet jeigu tavo širdys dega, kad būti Dievo indu, kurį jis panaudos savo šloviai kitiems žmonėms, tai atkreipk jo dėmesį. Būk ištikimas mažose dalykuose. Ir žiūrėkit, kas toliau parašyta. Eik į savo šeimininko džiaugsmą. Po mažų dalykų jis jau kviečia į džiaugsmą. Dar didelių dalykų ne. Mums atrodo, va, ten tos smulkmenos čia ne man, va, bus kažkas rimto, va, aš pasireikšiu ir tada Dievas viską ten, va, parodys ir kažkaip aš geriau pasijausiu. Ne, brangusis, pirmiausia, tai yra tavo buvimas su viešpačiu, kaip sūnaus, kaip vaiko. Ir jeigu tu nori judėti į tarnavimą, pradėk nuo mažų dalykų. Pradėk nuo mažų dalykų, tai yra amžinas receptas, kuris puikiai veikia, nuostabiai veikia ir veiks. Ir toliau veiks. Nuo to, kad mes nesiklausom, nevykdom arba bandom atrasti kažkokį tai kitą receptą, nuo to nieko nesikeičia. Dievo žodis vakar šiandien per amžius tas pats. Todėl raginu tave, brangusis, jeigu tu nori būti dalimi didelių dalykų, tai prašau, tu turi tokią galimybę. O mes judėsim į priekį ir dalinsimės tais įvykiais, kurie ten vyks. Aš tiksliai žinau, kad Dievas parašė daug nuostabių dalykų. Aš kažką jau gavau maldoj, kažką Dievas jau parodė, bet neabejojau, kad kaip visada Dievas labai nustebins ir bus daug daugiau visokių dalykų. Tas kartojasi pastoviai gyvenime. Va, ir Dievui šlovė. Dievui visa šlovė. Dievui visa šlovė per amžius. Taigi, brangusis, ačiū tau, kad esi kartu. Ačiū tau, ypatingai tiems, kurie ištikimai jau daug metų juda kartu su malonė banga. Ir dar kartą noriu jums padėkoti ir pasakyti, kad brangieji, viską, ką mums pavyksta padaryti, tai dėka to, kad mes judam kartu. Jo? Tarnavimas tai susijungimas ir kiekvienas atlieka savo vaidmenį, viskam yra savo etapai ir aš neabejoju, kad Dievas nori mus pervedinėti iš šlovės į šlovę, iš pergalės į pergalę, iš vieno etapo į kitą etapą. Taigi aš jūs laiminu Jėzaus Kristaus vardu. Judėkite, būkite, nepasiduokite šiam pasauliui, nepasiduokite tai religiniai dvasiai, kuri viską žiūri skeptiškai, viskas ne taip. Jeigu nesi toj ugny, grįžk į tą pirmą meilę. Būk toje meilėje, būk joje, deg, visa kita yra antram plane. Pirmiausia yra tavo santykiai su viešpačiu, pirmiausia būti tame džiaugsme, į kurį Dievas mus kviečia, jo ateik į šeimininko džiaugsmą, būk tame džiaugsme, džiaukis savo gyvenime ir tegul tas džiaugsmas liejasi. Ir Evangelija, jo, jinai dėl to ir pavadinta Evangelija, kad tai yra žinia, kuri nuostabesnė už bet ką, kad tas džiaugsmas lietųsi per Evangeliją iki žemės pakraštų. Taigi, kviečiu, prisijunkit, būkim kartu, apkabinu visus ir pasimatysim, jau kitą kartą turbūt įrašysiu iš Uzbekistano įrašą, gal pakeliui, nežinau, pažiūrėsim. Iki.